Sveiki, aš Eglė Pavydė ir su jumis asociacijos lyderė laida Lyderystė. Ir šiandien pas mus svečiuose komunikacijos agentūros Bosanova vadovas ir iniciatyvos 4 procentai SEO Vytautas Matulevičius. Labas, Vytautai. Labadiena. Tai Vytautai, papasako, kaip žmogus turintis teisininko išsilavinimą atsiranda staiga marketingo srityje ir tampa komunikacijos agentūros vadovu. Kaip taip pasisuko gyvenime? Labai geras klausimas. Aš pats iki galo nežinau, turbūt. Bet, matot, aš turbūt teisėje atsidūriau taip per atsitiktinumą, sakykime taip. Mano visa vaikystė sukosi tuo, kad aš studijuosiu žurnalistiką. Mat, mano tėtis buvo sporto žurnalistas. Ir mano visa vaikystė sukosi Lietuvos ryto redakcijoje, kuris dirbo. Mano mama neseniai išėjo iš darbo, bet 50 metų dirbo LRT, mano tas pats tėtis irgi buvo sporto komentatorius. Tai man visą laiką atrodė, kad būsiu žurnalistas. Tačiau kokiais 2002 metais, tai 11 gal klasėje, 12. Man labai įdomu pasidarė politika ir valstybės valdymas ir taip toliau, toks netipinis interesas, sakykime taip, ar ne 11-oko. Ir tada aš nusprendžiau, kad man reikia stoti į kažką, tai kas yra labiau su valstybė susiję. Taip aš atsidūriau teisėje. Irgi įdomi tokia pakraipa. Įdomi, jo. Man Šiaip man yra įdomu. Galbūt įdomiausia tai yra konstitucinė teisė, kas yra labiausiai susijęs su valstybe. Bet aš į teisės studijų žiūriu kaip tas, kur aš tiesiog susiradau be galo daug puikių nuostabių draugų, su kuriais iki šiol mes bendravome. Turėjau tokią privilegiją dalyvauti studentų organizacijų veikloje, kuri apjungė įvairius universitetus, tai neužsidarė vien tik mano universiteto rėmuose, bet visa iš esmės tuo metu besimokanti teisininkų karta, Europos studentų teisininkų asociacijos pagalba iš esmės bendravo. Tai ne vien tik tai kursas, bet ir draugai iš kitų universitetų ir taip toliau. Ir labai įdomu žmonės ten susirinko, iš kurių mažuma galbūt dirba teisininkais dabar. Tai aš nesu kažkokia tai išimtis, aš gal labiau taisyklė. Išimtis yra tie, kurie dirba teisininkais, ten partneriai kontorose ar kažkur, tai o visi kiti yra ar verslininkai, sėkmingų startuolių, kūrėjai, investuotojai, ar dirba kitose sritise nutolusiose nuo teisės, bet kažkaip tai taip. Tai mano galvoje šitas kelias toks pakankamai natūralus ir turėti tą... Ypač kur pirminė mintis stoti buvo. Jo, atsižvelgiant į tai. Ir aš ėjau į žurnalistikos stojamosius egzaminus ir juos išlaikiau gerai 10-ukais. Bet pasižiūrėjo komisija į mano šitą, pamatė, kad 6 numeriu įrašyta VU žurnalistika, sako, tai nepasimatysim. Bet pasimatom, Žinoma. Aš norėčiau tave pasveikinti su tuo, kas neseniai buvo spaudoje, kalbant apie įmonės rezultatus, kad tikrai augat stipriai ir sklandžiai ir sėkmingai. Ar gali pasidalinti, kas yra Bosanova ir apie ką jūs ir kuo jūs išskirtiniai? Ir kai aš sakau išskirtiniai, aš turiu tokią vieną istoriją, nelabai seną, kai aš ieškojau žmonių į įmonę ir man prašė apibūdinti tai, kas jūs tokie ir kodėl aš turėčiau prisijungti. Ir aš pabaigiau tą savo pitchą ir man sako, Eglė, bet aš galėčiau bet kurios kitos klinikinių tyrimų įmonės įdėti pavadinimą ir gauti tą patį rezultatą. Tai kas tas jūsų tas unikalumas? Tai Bosanova yra komunikacijos agentūra. Tai prieš kokius 15 metų ar 20 metų tai mes būtume sakę PR, tai yra viešųjų ryšių agentūra. Tačiau šiuo metu šitas laukas yra taip išsiplėtęs ir kaip ir mūsų dėmesys, kurį kasdieną bando pagauti vis daugiau ir daugiau turinio vienetų.
aš visą laiką pateikiu tokį pavyzdį, kai Lietuva atgavinėjo nepriklausomybę, tai žmonės žinias sužinodavo iš vieno televizijos kanalo, iš vieno radijo ir perskaitydavo rytinėse laikraščiuose arba vakarinėse naujienose. Šiandien mes įsijungę telefonu vienu piršto, ten keliais piršto krustelėjimais, daugiau turinio praleidžiame negu galbūt būdavo sukuriama anksčiau. Tai komunikacija šiais laikais yra ne vien tik viešiai ryšiai, tai yra absoliučiai viskas ten, kur yra žmonių dėmesys. Tai mes esame agentūra, kuri dirba su tuo, kad mūsų klientai, pagrindė iš privataus sektoriaus, bet ir iš valstybinio sektoriaus, NVO, kad jie savo tikslų, verslo tikslų ar bet kokių kitų tikslų pasiektų efektyviai ir komunikacijos pagalba. Tai mes tiesiog padedame jiems būti dėmesio centre, pasakyti tai, ką jie nori pasakyti, aiškiai įvairiomis formomis, nuo klasikinio pranešimo spaudai iki įtraukiančių didelių kampanijų, kurios prikausto visuomenės dėmesį ir padeda pasiekti tam tikrus tikslus. Ir kuo mes esame skirtiniai, aš neseniai irgi atsakinėjau šitą klausimą. Aš manau, kad mūsų agentūros filosofija yra tokia, kad klientas yra dėmesio centre ir aplink visą tai mes ir lipdome savo viską, ką mes darome. Ir mes puikiai suvokiam, kad klientų sėkmė yra mūsų sėkmė ir klientas yra mūsų duona ir druska. Niekada to nepamirštame. Ir tiesiog disciplinuotai ir tvarkingai darome tai, ką ir turi daryti konsultantai. Aš nežinau, ar tai yra išskirtinumas, bet aš žinau, kad mums tai veikia. Ir dėl to mes pastaruosius 5 metus esame viena iš sparčiausiai augančių agentūrų tiek tarp savo amato kolegų, tai yra komunikacijos agentūrų, bet ir apskritai visoje reklamos rinkoje. O paminėjai, kad tas klientas yra tame centre, kiek dažnai tenka galbūt nusileisti jų teisingai nuomonė, žinai, sako, klientas visada teisus, bet kai mes kalbam apie, tarkim, pardavimus ar komunikaciją, tikrai yra specialistai tai sričiai ir aš visiškai tuo tikiu. Tai kiek dažnai tenka, galbūt, nevadinčiau to pataikavimu, bet tiesiog nusileisti kliento manimui versus tai, kas manot, kad tikrai veiktų daug stipriau. Aš sakyčiau, kad pats konsultanto amatas ir tai yra ir teisininkai, ir vadybos konsultantai, ir reklamos specialistai, komunikacijos specialistai. Vis tiek, ir galbūt ypač komunikacijos specialistai, mes veikiame labai neapibrėžtame lauke. Mes turime savo unikalų matymą ir patirtį, vienareikšmiškai, bet klientas turi lygiai taip pat savo unikalų matymą, patirtį ir savo įmonės brando pažinimą geresnį negu bet kuris konsultantas. Tai būtų turbūt šiek tiek arogantiška sakyti, kad mes žinom geriau, ar ne? Kas dažnu atveju turbūt tiesa yra kažkur per vidurį. Ir geras konsultantas yra tas turbūt, kuris ateina ir pateikia savo nuomonę, žinias ir geriausia, kaip sakoma, educated guess. Ir kartu su klientu, o ne konkuruodamas su juo, galų gale sukuria taktiką ar net ir strategiją, kaip reikėtų judėti toliau, ar sprendimą kūrybinį, ar kažką. Aš sakyčiau taip. Buvai Bosanovai, iš jos išėjai ir vėl grįžai. Taip. Kaip jausmas buvo, tai pavadinčiau, bristi į tą pačią upę antrą kartą ir kodėl priėmė šį sprendimą? Aš Bosanovai pradėjau dirbti kaip projektų vadovas, kaip samdomas darbuotojas. Pakilau iki projektų direktoriaus, kas mūsų amate reiškia jau tokia senior pozicija, kur yra daugiau strateginio darbo ir mažiau to kasdienio techninio darbo. Ir gavau pasiūlymą tapti rinkodaros ir komunikacijos vadovu vienoje sparčiai augančioje fintech platformoje. Tai aš priėmiau kaip natūralų karjeros žingsnį ir išėjau ir gerus 1,5 metų aš tenai dirbau tiek su Lietuvos, su Čekijos rinka ir taip toliau.
Na, bet turbūt man atėjo noras turėti kažką savo. Ir keliai buvo paprasti. Arba steigti savo agentūrą ir pradėti viską nuo nulio, verslas nuo nulio, ar ne? Tačiau pasirinkau kelią sugrįžti į buvusią agentūrą, pasiūlyti tuometiniam akcininkui įsigyti dalį akcijų, 40%. Jisai sutiko. Ir mes, tiesą pasakius, prieš pasirašydami sutartį, mes tiesiog susidėliojom planą, kaip mes sieksime to saugimo. Ką mes darysime kitaip, negu darėme iki šiol. Tai kartu akcininkais tapo kiti ilgamečiai darbuotojai ir mes pradėjome statyti tai, ką mes turime dabar, iki šiol. Keitėsi akcininkai ir šiuo metu mes esame atėję, mes esame 3 ir kūrėme toliau savo istoriją. Super. O kokie artimiausi tavo asmeniniai tokie planai ir tuo pačiu Bosanovos, kokie artimiausi tokie tikslai? Ką koks milestone'as, kurį norėtum pasiekti ir tada galvotum, tai kas toliau? Artimiausi mano planai yra šiandien po šito podcasto dar sudalyvauti myte ir tada pasiimti vaiką iš darželio ir nueiti prie Sakuro. Tai čia toks labai didelis milestone'as, nes jam tai bus pirmas kartas, kai jisai matys Sakuras. Bet aš turbūt sakyčiau, kad tokio akmenį iškalto milestone'o neturiu. Na, vėlgi, smagu visada yra augti. Norėtųsi išlaikyti tą augimą, kurį mes išlaikom po maždaug 50% per metus visą laiką, bet kai bazė didėja, tai darosi vis sunkiau. Taip. Tai turbūt yra normalu, kad kažkuriais metais bus arba tas platau vadinamasis, ar kažkiek pamažės, po to vėl didės. Tai būtų smagu išlaikyti augimą, bet turbūt tai yra, kažkurio metu tai baigsis, tai normalu. Kas mane motyvuoja apskritai dirbti kaip konsultantų, nes kaip ir tenka sėdėti ant 2 kėdžių ir verslo vystymo ir konsultantų. Tai kaip iš verslo vystymo pusės tai augimas, o kaip konsultanto man labai patinka prisidėti prie didelių kampanijų, kurios sukuria realų pokytį Lietuvoje. Idealiu atveju su ilgalaikė nauda visuomeniai. Nes tai turbūt sugrįžtant prie tos mano keistos 11-oko keistų susidomėjimų valstybė, valdymo ir politika, tai yra būdas man tame dalyvauti. Tai tai nebūtinai politinėse procesuose, yra be galo daug visuomeniai svarbių klausimų, kurie nėra politiniai. Tai aš labai laimingas esu, kad turiu šitą privilegiją daryti savo kasdieninėme darbe ir tai kokia ambicija, aš nežinau, nes jos atsiranda vis iš naujo. Tai padaryti kažką gero. Padaryti kažką gero savo valstybei. Taip. Ir kalbant apie tas visuomenės iniciatyvas, esi 4% iniciatyvos SEO ir gal gali truputį pasidalinti, kaip susibūrė šita iniciatyvinė grupė ir žiūrint į tai, kas vyksta dabar su valstybės finansavimu, ar manot, kad jūsų grupė reikšmingai prisidėjo prie to, kad dabar jau yra kalbama netgi apie aukštesnę kartelę finansavimą. Aišku, tai dar turi vykti. Turi vykti. Kaip jinai susibūrė, gal pradėkime nuo to. Iniciatyva gimė Lietuvos iniciatyvio verslo bendruomeniai, pirmiausia, pas startuolius. Nes mes buvome tokioje situacijoje, kad 2023 metų pabaigoje strigo parama Ukrainai JAV kongrese, tuo metu dar prie Bideno administracijos. Strigo parama Europos Sąjungoje, kur pagalius į ratus turbūt kišo labiausiai tos šalis, kurios visada kaišėjo pagalius į ratus. Buvo neįvykęs Ukrainos kontrpuolimas ir buvo tik pradėta kalbėti apie tai, kas ir iki šiol tęsiasi. Tai yra, kad Rusija gali išbandyti NATO per artimiausius 4 metus. Tai natūralu, kad visiems kėlė be galo daug nerimo. Natūralu, kad visa visuomenė buvo be galo įsielektrinus. Ir tas jausmas nėra nei produktyvus, nei geras.
Ir psichologijos bet kuris vadovėlis pasakys, kad geriausias būdas įveikti nerimą yra kažką tai daryti. Ir tada kilo mintis, kad jeigu mūsų politikai nesugeba susitarti dėl gynybos finansavimo, jie matyt kažko bijo. Ko jie galėtų bijoti? Galbūt dėl to, kad pernai vyko 3 rinkimai. Rinkiminiais metais įprastai niekas nevyksta. Ko jie galėtų bijoti, tai yra verslo kažkokio tai pasipriešinimo, kad čia kyla gynybos finansavimas ar kažkas tai tokio. Mes nusprendėm jiem parodyti, kad visuomenė tai palaiko, nes mūsų apklausos tą rodė, pasidarytos prieš iniciatyvos startą. Ir tas susibūrimas verslo bendruomenės, toks beprecedentis, irgi davė jiems bendrą sutarimą į rankas ir mandatą veikti ir daryti. Ir palengva politikai tą mandatą pasiėmė ir per kelias tas mūsų kampanijos bangas mums pavyko įtikinti, kad tai reikia daryti. Ir sausį valstybės gynimo taryba pritarė, kad ne 4 procentai, o 5-6. Tai jeigu mes pradėtume dabar 4 procentų kampaniją, tai jinai būtų už mažinimą gynybos finansavimo. Tai politinis sprendimas yra, ko mes ir siekiame. Ir jis yra ambicingesnis, negu mes siekime. Tai yra gerai. Tai siunčia žinutę tiek NATO partneriams, tiek agresoriui. Būtų be galo arogantiška sakyti, kad mes čia nulėmėme. Būtų be galo arogantiška sakyti, kad mūsų didžioji dalis darbo padaryta. Vienareikšmiškai ne. Šitą sprendimą visų pirma lėmė karinis patarimas ir sparčiai besikeičianti geopolitinė situacija. Ką mes dabar ir išgyvename 2025 metų pavasarį, jeigu kas nori žiūrėti podcastą vėliau. Bet, kaip mes visada sakome, mūsų iniciatyva leido politikams priimti sprendimus lengviau, be baimės. Ir tiek viešai, tiek privačiai politikai pasakė, kad taip jiems dėl to buvo lengviau ir tai, kad pamatė, kad iš visuomenės, iš verslo kyla toks paskatinimas jiems buvo irgi didžiulė paskata veikti. Prezidentas netgi metinėme pranešime tiesiai šviesiai pasakė, kad džiaugiasi, kad susibūrė į tokią iniciatyvą Lietuvos verslas ir visuomenė, nes tai motyvuoja politikus veikti. Tai mes nemanome, kad čia mes padarėme, bet galbūt prisidėjome šiek tiek pamotyvuodami. Na, aš manau, svarbus tas indėlis ir turbūt apskritai komunikacija yra svarbi šitoj vietoje, kai galbūt žmonės, kurie sėdi namuose, dirba savo darbus ir nėra tos tokios drąsos kažką teikti, skatinti, netgi kai apklausos yra vykdomos. Bet jau kai susibūrė turbūt verslas ir verslo lyderiai ir jų yra daug vienoje vietoje, tai turbūt ir netgi ir tai visuomeniai drąsos atsiranda daugiau. Tai tas labai smagu. O kaip tu manai, kalbant apie pačią lyderystę ir komunikaciją kartu, kiek tos lyderystės šiuo metu yra komunikacijoje, o kiek galbūt dažniau nueinama į tokį vaikymąsi populiarumo, dėmesio, kurio mes gaunam, ten varžomės dėl 3 sekundžių visi, ar mane prabrausins toliau, praskrolins, ar žiūrės, kaip manai, kiek tos lyderystės apskritai komunikacijų, nors tai yra labai platus klausimas, bet kaip tau tai atrodo? Komunikacija turi omeny mano rinkoje ar apskritai? Taip. Mano rinkoje. Na, jau bet gerai kalbančių žmonių mano rinkoje yra tikrai daug. Jie visi yra labai įdomus. Mes visi su didžiausiu malonumu skaitom Mykolo Katkaus įžvalgas apie JAV ar kitų komunikacijos specialistų pasisakymus. Tos pačios Lauros renginiai Dabulytės sulaukia didžiulio populiarumo ne vien tik tarp komunikacijos specialistų. Visi moka kalbėti, visi turi ką pasakyti. Ir tai yra gerai, nes tai visuomenėje suteikia dar įdomių, profesionalių požiūrio taškų. Ir tos nuomonės, jos visos yra vertingos, ar tai būtų nuomonės aktualiais įvykiais, vertinimai, ar tai būtų kažkokios originalios idėjos, kurios galbūt ir yra irgi pateikiamos tam pačiam visuomenės vertinimui. Tai to yra labai daug. Mes Lietuvoje apskritai, mes esam 3 milijonų valstybė. Tai yra Berlyno dydžio, sakykime taip.
Mes esame labai maža rinka ir tai, kad tokioje mažoje rinkoje yra tiek daug šviesių galvų, tai irgi jau labai daug pasako. Tai yra valio. Tai mūsų rinka yra vis dar besivystant. Nuošimtis nuo BVP skiriamas rinkodarai, komunikacijai, PR-ui, jis yra vis dar mažesnis negu subrendusiose rinkose, bet esam pakeliui, sakykime taip. Tai kuo daugiau bus tų investicijų, tai tuo daugiau ir išvalgų galbūt protingesnių darbus, nors ir taip jos puikios yra. Tai, bet tai, kad mes esam tokioje rinkoje tokio dydžio, kur top 10 agentūrų apyvartos yra apie 30 milijonų, kas yra mažiau negu bet kurios iš ten vidutinio dydžio ten kompanijų. Tai rodo, kad tas intelektualinis potencialas yra ir žmonės tikrai turi ką pasakyti tikėtina ir padaryti gali. O kalbant apie tavo rinką ir kalbant apie dirbtinį intelektą ir jo grėsmę, kurią čia visi kalba ir piešia, ar tai yra labiau grėsmė ar galimybė jums išnaudoti tiesiog kažkokius toolsus, įrankius? Nuostabus įrankis. Nuostabiai palengvinantis darbą. Mes naudojam jį kasdien. Kam nenaudojam, tai turinio kūrimai. Mat, tas turinys yra be galo prieskas ir generinis. Jis toks ir turi būti. Dirbtinis intelektas nėra intelektas. Tai yra be galo sudėtingas algoritmas, bet vis dėlto algoritmas. Didieji kalbos modeliai. Čia visi labai įsibaimino, kad niekas nesupranta, kaip jie veikia ir dėl to jau čia ateina Terminatorius ar Matrica. Tarp kitko, Matricoje filme viena iš istorijos linijų, kodėl jie gyvena tokioje realybėje, kaip gyvena, dėl to, kad kažkada tai 21 amžiaus pradžioje žmonija išvystė dirbtinį intelektą ir visi labai džiaugiasi, bet štai mašinos perėmė. Tai visi turbūt yra įsibaiminę to, tačiau dabar tie įrankiai, tas machine learning ir dirbtinis intelektas ir tie netgi didieji kalbos modeliai buvo daug ilgiau čia negu 21 metai. Aš pamenu 2019 metais dirbdami su vienu iš dabar didžiausių Lietuvos startuolių, mes jau tada kalbėjome, kad jie turi įrankį, kuris generuoja automatiškai tekstą būtent ant OpenAI'aus tų ankstesniųjų didžiųjų kalbos modelių. Nebuvo kažkas tai čia naujo, tas algoritmai ir machine learning čia buvo visą laiką. Tiesiog dabar tapo visuomenės dėmesio centre ir tada super įdomu visiems atsitiko, ar ne? Tai niekas nuo to laiko nepasikeitė, tai yra vis dar tie patys algoritmai. Tai turinio mes negalime gero sukurti su juo. Dėl to, kad turiniui reikia gylio, konteksto ir geros plunksnos. Ar tai būtų scenarius, ar tai būtų šūkis, ar tai būtų bet kas. Bet dirbtinis intelektas labai padeda darant bet kokią plauko analizės, renkantis informaciją, kad ir vakar savo įdomumo dėliai norėjau pasižiūrėti, koks yra atlyginimo apmokestinimas kiekvieno iš ES valstybių procentaliai, įskaitant pajamų mokestį, socialinio draudimo visas įmokas, sveikatos ir taip toliau. Ir vienam atlyginimui, kitam atlyginimui ir trečiam atlyginimui. Aš tiesiog suvedžiau promptą ir man per minutę aš gavau atsakymą. Tai prieš 3-4 metus, tai čia 2 dienų darbas būtų. Ir irgi su to pačiu Google vertėjų, nebe kitų įrankių. Tai žiauriai supaprastina procesus. Daug lengviau pasitikrinti informaciją. Ta komunikacija tada, reiškia, tampa daug kokybiškesnė, nes mažėja tikimybė, kad įsivels kažkokia faktinė klaida. Bet tai yra tik tai vienas iš galimų panaudojimų būdų. Aš pats asmeniškai naudoju ir suvesdamas savo sporto duomenis ir sekdamas trendus, tą daro ir aplikacijos kaip Strava. Sveikatos tyrimų duomenis ir žmonių kalbą paaiškinti. Mano žmona pradėjo šitą daryti su sūnaus kraujo tyrimo rezultatais. Tai labai pavojingas, kadangi pati esu iš sveikatos sektoriaus, tai aš manau, čia yra didžiulė grėsmė, bet jeigu tu tai naudoji taip protingai, kad tu tiesiog, kaip sakai, suprastum, tai ką čia dabar reiškia,
tai viskas okei, bet kai žmonės pradeda jau tuo gydytis Diagnozuotis, ir ne. aš net čia girdėjau neseniai atveju, kur serga onkologinė liga ir jisai renkasi, kokius jam vaistus, geriau kokią chemoterapiją skirtis ir tada nuėjęs gydytojui pasakoja, tai jau čia yra kitas lygis. Ne, čia taip giliai niekada neičiau. Čia galbūt būtent suvokimui ir analizai netikrajam darbui ar netikriesiams sprendimams. Ir kaip gydytoja niekada nepakeis dirbtinis intelektas kol kas. Kol to artificial general intelligence, kas daugelis sako, kad neįmanoma yra. Taip ir komunikacijos specialisto nepakeis, nes vis tiek galia turi būti žmogus su savo kompetencija, suvokimu ir pasižiūrėjimu į realią problemą. Tai šiuo atveju analizai, pažinimui vienareikšmiškai, kitiems dalykams ne. Dizaino darbus be galo supaprastino dirbtinis intelektas tinkamai naudojamas. Aš nekalbu apie tuos paprastus paveiksliukus, kurių turbūt pilna mes matome, ar ne, bet kur visiems jau atsibodė. Taip, bet yra mūsų dizaino vadovė Justė, kuri turi fenomenalų gebėjimą išnaudoti dirbtinio intelekto teikiamas galimybės nuostabiai. Sukuria tokius vaizdus, statinius ar dinaminius vizualus, kurie būtų užtrukę savaitę. Dabar tai galima sukurti per 10 sekundžių. Tai kaip pagreitėja darbas? Tai nereiškia, kad jisai atpinga, nes turėti tokius įgūdžius reikėjo labai ilgai juos susiformuoti. Ir čia nėra tas atvejis, taigi su dirbtiniu intelektu pakurkit, čiagi super paprasta. Ne, reikia žinoti, kaip išnaudoti ir už tą žinojimą reikia mokėti. Bet aš manau, kad dirbtinis intelektas tik tai palengvina mūsų darbą. Tik palengvina ir aš labai noriu pamatyti, kokių čia dar mums bus galimybių ir jos turbūt yra begalinės su šitais super protingais algoritmais. O pats jau turbūt turi akį ir atpažįsti turinį ir, nežinau, to paties LinkedIno postų su žmonių, kur akivaizdžiai kurti tuo dirbtiniu intelektu. Tai man šiek tiek gal liūdna, kad iš tos pusės, kad žmonės gal jį naudoja taip visiškai tiesmukai, gal net bukai pasakyčiau, sukurk man postą ir aš jį papaustinsiu, versus, kad tu turbūt tą turinį sukurtum savo, ten paprašytum klaidas ištaisyti. Tai kaip tu tai matai? Nes to dabar labai daug. Kažkur tai buvo skaičius, nežinau, nei šaltinio, nei kas pasakė. Tikėtina, kad jis yra neteisingas, bet 60% turinio LinkedIn galimai. Bet, jisai tada toks ir yra, jisai nesiskiriantis. Mes atskiriam dirbtinio intelekto sukurtą turinį pagal skyrybą. Brūkšnelio naudojimas, jo. Yra ir konstravimas, formuluotės, anglų kalba daug sunkiau, aišku, nes ten tas neprikaištingas tekstas būna lietuvių kalboje truputį lengviau. Bet tiesą pasakius, daugeliu turinio, kuris ir yra ten momentinis, ar jo funkcija užsibaigia po 10 minučių, ar kažkiek tai, ar tai būtų e-mailas, ar kažkas tai. Puiku. Kam? Tai galima greičiau supaprastinti savo darbo dieną. Efektyvinkim. Ja, vienareikšmiškai. Jeigu žmonės nesijaučia tiek norinti skirti laiko parašyti LinkedIn postų, bet vis tiek nori papostinti kažką, tai tebūnie. Aš pats to nedarau, ne dėl to, kad aš čia būčiau kažkoks puristas, žinot, vinilų klausytojai būtų, ar kažkas tokio. Ne dėl to, bet vien dėl to, kad man tiesiog tas rašymas yra jau truputį dovana, nes aš to savo darbe kasdien turinio kūrimo pas mane yra vis mažiau. Tai kai aš tą galiu daryti, tai visada pasinaudoju progą. Man toks išlaikyti savo įgūdžius. Supratau. Ir mes pereinam nuo tokios temos, kur visai toli dirbtinis intelektas prie to, kas labai arti ir čia pat, tai yra šeima. Ir mes savo tinklalaidėje apskritai dažnai paliečiam lyčių balanso temą. Ir tik tai tada, kai jau buvau tave pakvietusi, sužinojau, kad tu išėjai tėvystės atostogų. Tai kodėl priėmei šitą sprendimą ir ar gali savo patirtim pasidalinti?
Tai čia buvo mūsų su mano žmona sprendimas, kai mes sužinojom, kad laukiamės mūsų sūnaus, kad mes eisime po metus. Motyvai buvo, pirmas yra tai, kad pabūti su vaiku, kiekvienam ir būtų balansas. Ir antrasis motyvas buvo, kad nei vienam nebūtų per ilga karjeros pertrauka. Tai nebuvo tas pagrindinis motyvas, bet jisai lygiai taip pat buvo ir mes apie tai galvojame. Dabar, kadangi Lietuvoje yra viena iš dosniausių valstybių ta trukmė, tai ta ilga trukmė 2 metai, o jeigu tai yra pametinukai, tai žmonės net 4 metams išeina iš darbo rinkos, tai tikrai po to būna sunku įsilieti. Tai mūsų motyvai buvo tokie. Pirmas, tai yra tai, kad laiko praleistume, antras, kad ir būtų balansas, o antras buvo, kad kuo būtų mažesnė pauzė abiejų karjeros. Tai man tai labai patiko, mes darėm taip, mano žmona buvo metus. Nuo gimimo. Kas? Nuo gimimo. Nuo gimimo, jo. Kai praėjo pusmetis, tada mes pusmetį praleidome drauge. Aš iš darbo išėjęs su atostogomis, pusmetį praleidome drauge ir tada likusi dar vieną pusmetį ir po to dar tiksliau metus atbuvau, tiksliau pusmetį atbuvau aš. Tai taip, abudu po metus, bet persidengė pusmetis. Ir tą pusmetį mes praleidom keliaudami. Tai vėlgi darėm tai, kas man labai patinka su žmona ir kas yra mūsų aistra ir turbūt čia daugelio žmonių aistra yra kelionės. Tai kadangi turėjom tokią galimybę, mes keliavom tiek Azijoje, tiek Europoje. Labai taip, negaliu sakyti, kad backpackinom, bet tiesiog labai paprastai, be didelių ceremonijų su keliais lagaminais. O Europoje tai apskritai su savo automobiliu įsidėję vaiko lovelę ir kelis lagaminus į bagažinę, tiesiog važiavom nuo Norvegijos iki Italijos. Tai mums buvo nuostabios atostogos, nuostabus laikas. Sūnus puikiai viską pakėlė, nes maži vaikai viską pakelia ir jie gyvena taip, koks yra gyvenimas. Mes daug pamatėm, pakeliavom, daug paragavom, daug nuėjom kilometrų Alpėse, ant kuprinės aš jį nešiau. Ir tai buvo nuostabus laikas. Ir tada, kai mano žmona išėjo sugrįžo į darbą, mes su sūnum aplankėme visus Vilniaus muziejus. Jam be abejo buvo šiek tiek virš metų, tai jis nieko neatsimins, čia galbūt labiau tėčiui buvo įdomu ar ne, bet jam irgi visai smagu buvo. Tai mes leisdavome laiką drauge kažkur, tai varydavome, jeigu būdavo prastesnis oras, tai namie. Turim privilegiją, kad seneliai gyvena čia Vilniuje, tai ir jie padėdavo, mes it takes a village to raise a child. Ir po to kadangi turėjau šitą vaiko priežiūros atostogas, nebuvo kažkokių didelių darbinių įsipareigojimų. Tai aš dėl to ir galėjau daryti 4%, nes aš tiesiai iš vaiko priežiūros atostogų tenai ir atėjau. Supratau. O ar buvo tokių kažkokių komentarų iš aplinkos, tokių galbūt stereotipinių, kaip tu čia dabar, čia tu su vaiku namie sėdė, kažkokių tokių sulaukė? Ar... Taip, turbūt gal pasakyčiau taip, daugiau buvo palaikymo, kad, faina, jėga. Juolab, kad mano keli draugai yra lygiai tą patį padarę, tai čia nebuvo kažkas tai naujo. Bet buvo ir tokių, kad, nusibos po mėnesio, ar ką tu darysi, čia, kaip, kodėl, arba ten, aš pabijočiau, pavyzdžiui, kažkas taip pat. Tai aš tikrai nepuolu to pamokslauti čia kažkam ir taip toliau. Kiekvienas renkasi savo kelią, kiekvieno aplinkybės yra skirtingos. Aš labai laimingas esu, kad turėjau tokią galimybę atsitraukti nuo verslo metus. Tai yra didžiulė padėka mano partneriams ir komandai, kurie viską padarė taip, kad aš galėčiau savo ramiai, atostogauti su vaiku.
Ir šita metų šitos vaiko priežiūros atostogas, tas laikas su vaiku, buvo nuostabi patirtis, labai praplėtusi akiratį ir suteikusi daug energijos eiti į ateitį. Nieko absoliučiai nepraradau per tuos metus, nieko visiškai. Ir tiesiog labai džiaugiuosi, kad tą padariau. Žinai, yra toks pasakymas, kad taigi yra galimybė rinktis, kuris išeis. Jūs, kaip suprantu, labai lengvai tą sprendimą kartu priėmė, tai tas labai smagu. Bet turbūt dažnai ir nėra tos galimybės rinktis. Pasižiūrima paprastai pajamų eilutę, tu gauni mažiau, tu sėdi namie ir vadinasi, tu greičiausiai ir toliau gausi mažiau, nes būsi iškritus. Tai tas labai smagu, kai poros tikrai randa galimybę susiderinti. O kaip manai, ar tos sąlygos Lietuvoje kurti šeimą, daryti karjerą ir tai viską suderinti yra palankios šiuo metu ir ypač žiūrint, tarkim, į moters pusę, nes suprantam, kad ir fiziologiškai tie pirmieji mėnesiai jau turbūt nieko negali padaryti ir pakeisti, bet ir netgi tas dosnumas, apie kurį tu minėjai, apie tos 2 metus, ar jis kaip tik, aš taip turiu pati savo, taip dažnai pamastau, ar tai nedaro žalos, ar tai nedaro tokios žalos, kad, tu leidi tos 2 metus būti, tai ir būna, ir paskui vat ir gaunam tos visus atlygių skirtumus, karjeros lėtėjimą dėl sėdėjimo namuose su vaiku. Tai kaip ir yra pasirinkimas, bet dažnai kaip ir nėra pasirinkimo. Super geras klausimas. Labai daug apie jį esu galvojęs. Neturiu vienareikšmio atsakymo. Nesijaučiu netgi per daug kompetitingas apie tai kalbėti, nes aš esu tik tai viena poros pusė. Bet mano galva, žiūrint grinai teisiškai, mūsų įstatymų leidėjas, tai yra parlamentas, politikai, yra suteikę bene geriausias ES sąlygas turėti vaiko priežiūros atostogas. Dabar jos yra truputį pasikeitusios, nepablogėjusios ir kaip tik yra skatinama daugiau ir partnerius, kurie neina į vaiko priežiūros atostogas įstraukti, tie 2 nepertraukiami mėnesiai vadinamieji. Tai iš šitos pusės mes turime turbūt geriausias sąlygas, bet vaiko auginimas yra toli gražu ne vien tik tai. Mes, jeigu norime turbūt greitesnio įsiliejimo į darbo rinką, mums reikia svarstyti apie paslaugas, tai mes kalbame apie darželius, lopšelius, į kuriuos priimtų nuo 1 metų. Ir čia yra be galo, vėlgi, Lietuvoje neįprasta. Ir jeigu parašyčiau komentarą prie viename didžiųjų interneto portalo apie tai pasipiltų komentarai, kad kaip galima palikti vaiką. Ir visiškai suprantu tokius žmonės. Bet kitose šalise, vakarų Europoje, 6 mėnesiai. 4 mėnesiai. 4 mėnesiai. Ir vaikai tada yra duodami į darželius, lopšelius ir žmogus grįžta į darbo rinką. Tai paslaugų plėtra, kas yra susijęs su žmogaus ugdymu ir parašimu gyvenimui bendruomenėje, gyvenimui tarp kitų žmonių, savarankiškumui. Aš manau, kad mes čia dar turime apie ką padiskutuoti Lietuvoje. Ir turbūt pirmiausia reikėtų sugalvoti, tai kiek mes laiko norime, kad tas vaikas būtų šeimoje ir kiek norime, kada jisai turi jau ateiti. Ir čia ir psichologai turi savo nuomonę, vaikų raidos specialistai irgi. Ir tai yra be galo sudėtinga diskusija, bet taip apibendrinant, aš sakyčiau, kad iš sąlygų turėti vaiko priežiūros atostogas mes turim geriausias ES, su paslaugom dar galėtume pasistengti. O tavo paties komandoje, kiek tau svarbi tiek lyčių įvairovė, tiek apskritai įvairovė, net atsiribojant nuo lyties? Pažiūrų, turbūt tas irgi yra be galo svarbu. Žinoma. Jeigu visi galvoja taip pat, tai neįdomu. Tai amžiaus įvairovė, tas yra irgi labai svarbu. Mes esame 3 agentūros partneriai, iš jų 2 yra moteris.
Apskritai agentūroje pas mus nėra lyčių balanso, dėja. 3 mes esame vyrai ir 9 moteris. Tai, čia persveri į kitą svarstyklių pusę. Bet aš atsimenu, kai teisę studijavau, pas mus 85% buvo moterų, 15% buvo, reiškia, vyrų. Tai kažkaip taip susiklostose kažkuriuose sektoriuose ar kažkur tas disbalansas. Tai aš asmeniškai manau, kad balansas yra be galo svarbus moderuojant nuomonės. Ir mes su kolegė kaip tik vakar prie pietų stalo kalbėdami su viena iš agentūros partnerių. Aš esu optimistas ir apskritai didesnė rizikos toleranciją turintis žmogus. Jinai dažnai svarsto viską labiau ir yra skeptiškesnė, bet tai subalansuoja bendrai požiūrį ir mes tada sprendimus tiek aš priimu geriau, galbūt ne taip nutrukt galviškai, tiek ir jinai truputį drąsiau kartais žiūri. Tai kuo daugiau skirtingų požiūrio taškų, ar tai būtų lytis, ar tai būtų amžius, ar tai būtų pažiūrė, skirtingi miestai, iš kur žmonės yra skirtingi pomėgiai, skirtingos profesijos, tai vėlgi nieko naujo. Prie bendro stalo tada galima priimti daug geresnius sprendimus. Čia žinot, kaip su duomenimis dirbant ir planuojant kampanijas. Mes agentūroje visada sakome tai, kad mes kuo daugiau turėtume duomenų, kad matytume kuo geresnį paveikslą. Tai jeigu mes komunikacijos specialistai turime prie stalo kuo įvairesnę komandą, tai reiškia, kad mes daug didesnį, platesnį požiūrio tašką turėsim. Tai aš esu visiškai didžiulis to fanas ir skatintojas, sakykime. Reklamoje vis dar gausu tokių stereotipinių dalykų ir ypač kas su lytimi susiję. Ir ar pačiam tekę susidurti su kuo nors panašaus ir ar tai atrodo, kad keičiasi, ar vis dar ganėtinai gausiai išlenda visokių stereotipizuoti reklaminiai stendai ir žinutės ir ta pati netgi komunikacija. Čia, man atrodo, buvo didelis pasipiktinimas dėl vieno sporto klubo, kai išleido savo komunikaciją, kad gražus tik mamai ar graži tik mamai ir panašiai. Tai ar to vis dar yra, kiek to yra ir kaip atrodo, jeigu paėmus, nežinau, tarkim, 30-20 metų laikotarpį, ar mes kažkaip gerėjam šito, ar vis dar tų stereotipų yra gajų ir mes dedam į reklamą pagal tai, kas atkreip žmogaus dėmesį stereotipiškai. Tai gal pradėkime nuo to, kad aš pažinodamas šiek tiek rinką, žinodamas, kokie ten žmonės dirba, tai galiu pasakyti, kad ten nėra ypatingai stereotipais besivadovaujantis žmonės. Mes kalbame šiandien tą dieną, kai ką tik Konstitucinis teismas iš esmės įteisino partnerystę Lietuvoje. Tai jeigu bendroji visuomeniai palaikymas yra apie 36%, tai mūsų rinkoje, kuri yra labiau liberalesnė savo pažiūromis, aš sakyčiau, arti 90%. Tai yra liberalų žmonės, kurie kaip tik ir mėgsta tuos stereotipus griauti. Tačiau stereotipas yra supaprastintas mąstymo kelias tam, kad mums nereikėtų pernelyg eikvoti galvojimo energijos, kad mes užmetę į kažką akį iš karto suprastume, apie ką visa tai yra. Tai yra jau turbūt biologijos ir neuromokslo sąvoka. Mūsų amato pradininkas Edward Bernays jau labai seniai, tai yra prieš 100 metų, yra pasakęs, kad kalbant apie viešą informaciją, reikia kalbėti stereotipais. Stereotipai yra neigiamų stereotipų, tuos, kuriuos jūs įvardinate, ir aš galiu tik tai pritarti, galbūt labai nemėgstu kritikuoti kolegų darbo ir čia neketinu to daryti, ir nes to visą laiką taip, kad būtų, bet kartais pataikom su stereotipais, kartais ne. Bet visa reklama yra apie stereotipus.
visa komunikacija yra apie stereotipus. Nebent tenai, kur bando griauti, bet stereotipo griovimas yra tam tikras stereotipas. Stereotipų mes niekada neišvengsime ir jie yra vėlgi ne vien tik tai neigiamą konotaciją turintis žodžiai. Pagalvokim apie švedą, mums iškyla iš karto stereotipas, ar ne? Pagalvokim apie darbštų lietuvį, pagalvokim apie bet ką kito. Stereotipai tiesiog supaprastina mąstymo procesą ir ypač labai, labai užkimštoje informacinėje erdvėje leidžia tiesiog visiems daug greičiau suprasti, apie ką eina kalba. Tai stereotipų mes neišvengsime. Man priminė vieną kampaniją, kuri irgi buvo grinai su stereotipai susijusi, kalbant irgi apie tą patį lyčių balansą, kur buvo sakoma, kad pagalvok apie ten, tarkim, valdybos narį, ar tai vyras, pagalvok apie ten medicinos kažkokį darbuotoją, ar ten darželio auklėtoją, tai greičiausiai moteris. Taip, tai yra stereotipai. Tai buvo turbūt tas kita pusė siekiama pasiekti, kad irgi truputį per stereotipus supurtyti ir pagalvoti, tai kaip mes stereotipizuojam. Taip. Tiek moteris, tiek vyrus tam tikrose profesijose. Taip, absoliučiai. Jeigu pasakyčiau stereotipas, įsivaizduokite reklamą šeimą, jūs matytumėte saulės spindulį ir vyrą ar moterį keliantį kūdikį. Ir taip, tai visi mes turime tuos stereotipus. Labai svarbu yra, kad būtų realybėje, nebūtų jokių dirbtinių barjerų, jau jeigu mes kalbam apie, sakykime, profesijas ir pasirinkimus, ar ne. Tai dėl to mitų ir stereotipų griovimas ir kalbėjimas apie tai yra be galo svarbus, dėl to, kad tai pralaužia tuos barjerus, nes kartais stereotipas gali būti tas kaip nepajudinama siena, kur tiesiog žmogui nesės, neves vaikui darželį, kur yra vyras auklėtojas, nors, kodėl, ar ne? O aš jau neleisiu, kad mane vežtų moteris ten Bolto vairuotoją, nes čia, tai kodėl? Tai mes visi tą puikiai suprantame. Tai jeigu jau su tokiais stereotipais, tai vienareikšmiškai reikia kovoti. Bet tai tėvo ir motinos iškeltas kūdikis ir tas saulės spindulėlis, tai sulėtintas, tai gal tai nepasilieka. Tas iš reklamos neišnyks. Jo, arba Lietuva, pasakau, drono vaizdas miškai ir neringos kopos ir koks nors, nežinau, ežeras. Su Trakų pilimi. Su Trakų pilimi, būtent oro balionas. Taip. Ja. Iš karto. Keli tokie trumpesni klausimai pabaigai. Kalbėjome mes šiek tiek apie tos socialinės iniciatyvas ir kiek komunikacija, reklama prie to prisideda. O kokios tau pastarųjų metų, atmetant 4%, socialinės iniciatyvos tokios buvo, kur atrodė tikrai paveikios ir įstrigo, ar pilietinės kažkokios, ar socialinės? Oi, jų daug įvairiausių. Aš sakyčiau, viskas, kas yra daroma dėl Ukrainos Lietuvos verslo. Sakyčiau, kad čia mes truputį beprecedentinę situaciją turim visuomeniai. Ir vėlgi daug diskusijų buvo apie Lietuvos visuomenės pilietiškumą, verslo pilietiškumą, ar mes čia esame labai pilietiški, ar ne, ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitie visi klausimai yra atsakyti su beprecedentę pagalbą Ukrainoje, kur mes pirmaujam pasaulyje. Nes mes puikiai suvokiame, apie ką tai yra. Tada Laisvės TV akcijos Laikykitės medikai, be galo svarbus momentas, kur mes kaip visuomenė parodėm, kaip mes palaikome vieni kitus, ar ne. Pastarasis įvykis Lietuvos susimesta finansinė parama JAV karių šeimoms, kur mes padėkojame. Mes negalime atsukti laiko atgal ir tragedijos sustabdyti, tačiau mes bent jau kaip visuomenė padėkojame tiems žmonėms ir jų šeimoms už jų tarnybą. Tai yra tikrai labai daug gerų dalykų ir kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, ar mes matytume, ką daro Lietuvos Raudonasis kryžius, labai yra daug gerų socialinių. Mes esame pakankamai tikrai empatiška
visuomenė, ir čia dabar kas nors tikrai gali ištraukti duomenis ir pasakyti, ne, turbūt ne, bet aš manau, kad žiūrint tai, kas vyksta ir ką mes darome, tai yra tikrai pakankamai geri dalykai. Ar geram lyderiui būtina išorinė komunikacija? Ar jis gali apsiriboti tiesiog gera komunikacija su savo komanda, įmonės viduje ir to pasibaigia? Priklausomai nuo to, ko lyderis nori. Koks yra jo tikslas. Jeigu jo tikslas yra suburti, vesti komandą ir drauge pasiekti visus susibrėžtus tikslus, tai kam komunikuoti išorę? Galbūt tai padeda, gal tada komanda truputį žiūri rimčiau, ar ten pasididžiavimo jausmas, o kaip čia gerai mūsų vadovė pakalbėjo, ar ne. Bet jeigu tikslai kiti, pavyzdžiui, ar labai asmeniškas savo žinomumą didinti, arba iškelti kažkokią problematiką, apie ją kalbėti, kad ir kitus įkvėpti, ar ne, užsimti visuomeninę kažkokią veiklą. Tai, be išorinės komunikacijos mes turbūt neapseisim. Svarbu, kad viskas būtų autentiška. Ne tas dirbtinio intelekto parašytas postas. Super, ačiū. Šitą puikia gaida ir pabaigsim mūsų laidą. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų. Ačiū labai. Ačiū.